Pamirš sunkius patiekalus, ši vakarienė atneš tau lengvumą ir gerą miegą. Išbandyk šį receptą, kuris yra tiesiai iš graikiško restorano. Jūs prašot manęs greitos, skanios ir sveikatai palankios vakarienės. Štai jums graikiškas daržovių apkepas su feta. Labai skanu, maistinga, daug daržovių, nėra glitimo, nėra jokių miltų, daug baltymų. Patiekalas, kuris iš tikrųjų patinka ir mažiems, ir dideliems. Tau reikės 5 kiaušinių, 100 g feta sūrio, pasmulkink jį, įdėk graikiško jogurto porą šaukštų, smulkiai supjaustyk kubelį cukiniją, pomidorą smulkiai supjaustyk ir mėlynąjį svogūną taip pat smulkiai supjaustyk. Ir viską sudėk į vieną skardą, įdėk prieskonių, juodųjų pipirų, persilado prieskonių, taip teisingai, druskos papildomai nereikia, druska eina iš feta sūrio, taip pat ant viršaus uždėk kietojo sūrio sluoksnį, tai gali būti parmezanas ar kitas tavo mėgstamas sūris. Ar gali būti paprastesnis patiekalas nei šis? Tikrai kviečiu tave išbandyti ir pasigaminti šį nuostabų graikišką daržovių apkepą su feta. Jeigu neturi fetos, dėk grūdėtą varškę. Jeigu neturi grūdėtos varškės, gali gaminti tik tai su graikišku jogurtu ir įdėti kitokio sūrio. Tų improvizacijų yra labai daug. Daržovių taip pat gali būti įvairių, nebūtinai cukinija, pomidorai, mėlynasis svogūnas, improvizuok ir išbandyk su turimom šaldytuve daržovėm. Patiko mano receptas, spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk, jeigu nori daugiau vakarienės receptų, komentare vakarienė. O jeigu nori ne tik tai pavienio recepto, bet pagaliau nori suprasti visą mitybos visumą, visą sistemą ir išmokti, ką reikia valgyti pusryčiams, pietum, vakarieniai, ką gaminti sveikatai palankiai, užkandžiams ir desertam, kada ką ir kaip valgyti, ką ir su kuo derinti. Įsigyk mano sveiko maisto gaminimo kursus, kurie yra iš 3 paskaitų ir ne tik tu gausi esminius mitybos patarimus, receptus, idėjas gyventi ir valgyti sveikai. Šiem kursam yra dabar nuolaida, paskubėk juos įsigyti dabar. Sveikatai palankus elektroninėje parduotuvėje rasi šiuos kursus.